Ir kaip po driblingo pats staigiai išleidžia kamuolį čia prieš giliai lenda Kilianas Rotardė. Čia ekstra perdavimas į kraštą. Ir nemažai rungtynių praleista. Galiausiai sezono eigoje nevaidino labai svarbaus vaidmens komandoje. Ir šiemet Pavlo Karasovas aukštesniam varžovų komandos žaidėjai, o čia iš vidutininkai nepavyko jų pataikyti ir Jango dabar metimas taip pat tiesiog vieni kitus pažįsta ir užtikrintai ten demonstravo žaidimą Telšių komanda, tai kitos komandos dar yra paieškose. Iki šiol atakavo iš toli Ukmergės komandos krepšininkai. Subotkevičius buvo pataikęs prie Ukmergės ekipos. Ketvirtos jo rungtynės čia, bet įsipaišė žinoma labai sėkmingai į Steko komandą. Čia graži Stropaus verpstė, krepšinio klasika, krepšinio grožis, bet pataikyti nepavyko. Edvardsas greitajame puolime. Saulis išvengė 107, basket po truputį, bet vis artėja prie ukmergiškių. Nepavyko, Mokšetsko metimas prieš tai iš 2 taškų zonos buvo netikslus. Edvardsas dabar mindamas tritaškio liniją atakuoja jau krepšio. Nusimeta Karasovui, Karasovas iš toli nepataiko. Nerizikuoja išsibandyti Stankevičius. Tik vakar atskridęs beje yra paraiškoje yra prieš rungtynes taip pat apšilinėjo ir ataka bėga Mažeikiškai. Čia pameta kamuolį Epsas. Edvardsas reikėjo, norėjau sakyti. Bandė sutrukdyti, nepavyko to padaryti, bet bent jau nepridirbo dar didesnių problemų. Čia Edvardsą 4 žemė ketvirtyje. Edvardsas vėl turi kamuolį savo rankose, vėl jisai atsakingas už atakų pradžias ir už... Kamuolys 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Edvardsas į baudos aikštelę. 76. Edvardsas vėlgi po išsikeitimo prieš Naruševičių. Edvardsas iškart atakuoja Ernestą Naruševičių. Kažkaip gynybinės schemos yra tokios, kad iškart keičiasi dengiamaisiais ir Naruševičius gynyboje ir toliau. M-basket Naruševičius prieš Edvardsą. Edvardsas iškart atakuoja Naruševičių į baudos aikštelę. Mokšetsko improvizacija, nepavyksta pelnyti taškų greitoje atakoje. Edvardsas, dar 0 taškai.